Ateina Goda. Labas, Arijus, su gimtadieniu. Labas, ačiū labai daug. Nu ką, smagu buvo? Taip. Pučiam žvakutę? Pačiam. Noras sugalvosi? Taip. Nežinau, nuo ko pradėti. Galbūt per mažai pasakiau. Sau, žmonėms, kurie aplinkui. Laikas greitai bėga. Maniau, kad jau per vėlu kažką keisti. Prieš mėnesį sapnavau siaubingą sapną. Sapnavau, kad niekaip negalėjau prabusti iš savo gyvenimo. Hari, jeigu niekada nesakytum, tu negali. Labą dieną, kaip jaučiatės? Po truputį. Tai jūsų tyrimo rezultatai yra geri, todėl manau, jau šiandien galite vykti namo. Ačiū Jums. Geros dienos. Kaip tu? Gerai. Kaip jautiesi? Gerai. Atrodai kaip nesavas? Nežinau, viskas kaip ir normaliai. Kiek laiko būsi namie? Nežinau. O kas žino? Nežinau, pasiėmiau atostogų porai savaičių. Atostogas pasiėmei? Ir visą laiką būsi su manim? Aš tik keletą dienų. Gerai, grįšim namo ir papasakosi viską. Senai matėmės. Kad nėra ką pasakoti. Ar tu apie avariją nori išgirsti kažką? Nu, ne apie avariją, sūnau. Apie tavo gyvenimą. Nieko man nepasakoja. Nėra ką pasakoti. But I hear sounds in my mind. Kari. Brand new sounds.
Dienos niekuomet nesiskiria viena nuo kitos, iki kol pats nenusprendi jų keisti. Dabar aš suprantu, viskas gali būti kitaip, jei tik pats panorėsi. I don't wanna give you up, I just wanna give you love. I don't wanna make it tough, cause you don't gotta do too much. I don't wanna say goodbye, I just wanna stay the night. Show me what you're made of, can you show me what you're made of? Yo, making out on my tour bus, so fresh, probably thought it was a Corvette. And if you wonder why your girl ain't making plans with you, well motherfucker, she ignored them. Fucker, she ignored them. Hashtag she was singing with a rapper now. Remember when you were the shit, Manny Pacquiao? Things change so fast nowadays, cause he used to front hard, now you're super good at backing out. One shot, two shot, now you're blocking out. Think you're fucking with the king, what's your rushing now? I'll be coming for the title, tell your girl to come over, she be missing all the finals. She be missing all the finals. I'ma teach a thing or two, what's a fling for me is probably a ring for you. I got Mary, Megan, Mandy, Morgan, I'ma smash them, Billy, Corrigan. I don't wanna give you up, I just wanna give you love. I don't wanna make it tough, cause you don't gotta do too much. I don't wanna say goodbye, I just wanna stay the night. Show me what you made of, yeah, show me what you made of. And you don't gotta turn me down, I'll come in when there's no one home. Baby, let me turn you on, I'll treat you like a new iPhone. Girl, you could be a star, fuck that cause you already are. Show me what you made of, yeah, show me what you made of. Yo, Ray Allen in the 90s cause I got game. Two girls in my hotel and I'm not paying. She wanna know my occupy, I said I make money, money, make money, money, ayy. Like a Rob Banks, Uncle Phil Doe. Come to my place if you want a real show. She got me feeling like a magic Mike. You a beauty girl, tell me what the pageant's like. Skinny chick but her booty got an appetite. If she catch you looking at it, I just act polite. Like, yo, what a conundrum. Bitches a punch drunk, love like Floyd Mayweather just pumped on full of some Russian vodka. Said she out of my league like the Brooklyn Dodgers. Everybody trying to be the MVP. I take your girl from courtside just to show her the lock. Cause I don't wanna give you up, I just wanna give you love. I don't wanna make it tough, cause you don't gotta do too much. I don't wanna say goodbye, I just wanna stay the night. Show me what you made of, yeah, show me what you made of. And you don't gotta turn me down, I'll come in when there's no one home. Baby, let me turn you on, I'll treat you like a new iPhone. Girl, you could be a star, fuck that cause you already are. Show me what you made of,
what you're made of. Show me 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 what you're made of. O, kokie žmonės. Na, gerai, čia senais laikais. 100 metų. Labas. Nepasikeitė. Kaip sekasi? Viskas po truputį, bet žinai, daug dalykų įvyko ir gal prisėti. Nu. Bet žinai, o kaip tu? Kaip tau sekasi? Ai nieko, ką. Dirbu, mokausi. Nefinosios, nepamiršau. Bet klausimą tokį turiu, o... Na, bet ne iš blogosios pusės, na, vis tiek, seniai nesimatėm. Kaip, kaip čia taip, mintis tokia praplaukė. Tai gan ilga istorija. Nežinau. Tai gerai, aš turiu laiko. Seniai, mes turim laiko, mes susitikom, mes pagaliau pabendrausim po šitiek laiko. Pasakok. Net nežinau, nuo ko pradėti, nes... Nuo pradžių, laiko turim. Net nežinau, nuo ko pradėti. Nuo pradžių, sakau, va, čia pradžia ir važiuojam. Laiko turim gerą savo. Na, turbūt turėčiau paminėti, kad prieš keletą savaičių padariau avariją. O tai... Kaip... Viskas... Normaliai, gerai, kaip... Dabar tai viskas gerai, bet... Žinai, grįžau prieš keletą savaičių į tėvų namus ir radau tokią seną užrašinę su vaikystės užrašais ir tenais buvau susidaręs tokį sąrašą. Ir... Parodysiu aš tau. Ir čia kaip ir įvykdžiau jau išbrauktus punktus. Kokius punktus? Čia rimtai? Rimtai? Na taip. Tu net neįsivaizduoji, kaip buvo smagu vairuoti motociklą. O pavyzdžiui, boksą ir toliau žadu lankyti. Arba pavyzdžiui, šokiai. Ta elegancija. Seni. Kokia elegancija, seniukai. Tu atsimeni? Paskutinį kartą, kai mes buvom klube. Panos bėgo nuo mūsų. Prieš paskutinį kartą, kai buvom klube. Ta prasme, mes pusę vakaro prie baro prasidėjom. Panos net į mūsų pusę nežiūrėjau. Apie kokius šokius, kovų menai? Aš kažko nesuprantu. Palauk. Tu pasikeitei? Tai kad turbūt nelabai ir pasikeičiu. Ką nelabai pasikeitė? Tu pasikeitei, tu pasižiūrėk, bet čia ne iš blogos valios. Tu esi šiek tiek ramesnis žmogus, ar ne, bet... Būna ramesni žmogus, vieni aktyvesni, kiti ramesni, bet... Boksas... Šokiai, kiti dalykai, tu darai dalykus, kurių tu... Aš kiek tau kartų sakydavau, davai, seniukai, varom į kovų menus, varom į sportą, varom... Šiek tiek šokį toje pramokysim, būna, kaip sakau, mediniai kažkas. Ar ne? Bet ne medis, tu viskas jau dabar tvarkoji, ar ne? Bet tu keitiesi geresnę pusę, tu seni, tu laimingesnis atrodai. Bet žinai, man atrodo, tu tiesą sakai, nes viduje aš kažkaip pradėjau kitaip jaustis. Pradėjau labiau pasitikėti savimi, supranti? Ir palauk. Geriausias draugas niekada draugo nepaliks nelaimė. Taip. Aš geriausias draugas visada ateis į pagalbą. Va. Grosim. Aš nežinau tu, ar to nori, ar nenori, bet mes dabar grosim. Vykdysim dar vieną tavo punktą. Gerai, puiku. Labai pat. Žodžiu, ta prasme, pirmą dainą
Pirmą dainą sugrojau po... Labdiena, ką galiu padėti? Sveiki, norėčiau užsirašyti šuolį su virve. Aha, gerai, puiku. Mes turim laisvą trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį. Kada jums geriau? Kažkas negerai? Ne, viskas. Nes jūs taip žiūrit, lyg kažkas čia ne taip būtų. Ne, viskas. Tu manęs neatsimeni? O turėčiau? Mes kartu mokėmės. Tu Goda, taip? Taip, aš Goda. O koks tavas? Haris. Haris? Dabar prisimenu. Prisimenu dabar tave. Tai kaip tau sekas? Gerai, o kaip tau? Man irgi neblogai. Tai kurią dieną rašyt? Šiandien. Gerai, tai čia yra dokumentai, juos reikės užpildyti, gali prisėsti ten. Viskas? Jo. Tai viso gero. Akimirka ir lūžis, tyla ir širdies dūžiai. Kai žiūri žemyn, atrodo, tarsi žvelgtum į pragarą. Daugelis galvoja, kad visa tai lengva, tačiau tik ne tada, kai žiūri savo baimį į akis.
Klausau. Nu, sveika seniukai. Kaip sekėsi, kaip ten sakoma, pasaulio šuolio į plotį čempionui? Nesisekė. Ta prasme, kas buvo, nepavyko? Ne. Palauk, kaip ne? Tai šokai nuo tilto ar nešokai? Jei gyvas, tai nešoku. Ok, kur esi? Namie? Jo. Tai gerai, būk, atvažiuoju. Blemba, žinai, aš nesuprantu. Pavyzdžiui, kiek galima pridėti to jalapeno? Tu šiaip mėgsti aštrią picą? Nu, Kaip kada? pusę galima. Nu, taip, bet čia nėra per daug. Bet jaučiasi šitą. Valgyk. Kur knygutė? Kokia? Nu kokią knygutę? Knygutė, nuo kurios ir prasidėjo visi tavo pokyčiai. Atnešk knygutę. Toj. Atnešk. Va. Nu švarios, va. Žiūrėk. Švarios. Dabar štai. Punktų yra dar keletas likę. Esmė tokia. Žinai, ką aš noriu pasakyti, kad tu nesimedis, tu esi šaunuolis, tu tobulėjai, tu augi, tu esi auganti, fantastiška asmenybė, tų nuostabių siekiamybių dėka. Ir tau noriu mesti iššūkį. Jeigu tu jas visas įvykdysi, aš savo ruoštų tau kažką gero padarysiu. Ne, rimtai, nu gerai, pavyzdžiui, aš galiu mėnesį laiko tau kiekvieną dieną atvalyt į tavo chatą pietus pagaminti. Tu čia rimtai? Drąsiai. Jeigu sakai mažai, aš galiu kieme atsistot kaip katinas ant 4, nu ir pavyzdžiui, padaryt galiu. Tu galėtum padaryti. Seniai, dėl tavęs, ne, rimtai dėl tavęs. Dėl geriausio draugo visada. O bonusiuką, jeigu abudu? Nu gerai. Tai o, čia kažkaip per lažybos? Lažybos, kad tu mielas broli, geriausias normaliai, kad tu stengtumės, kad tu įvykdytum, kad tai būtų dar paskata, kad tu nepaleistum tikslo. Gerai. Davai, lažinimės. Nu, kertai. O, viskas, super, labai gerai. Dabar situacija tokia. Tu judi į priekį, kad būtų paskata, reikia bonusiuko, ar ne? Aš pagalvojom apie bonusiuką tokį, kad, žinai, seniukai, aš matau, atėjo metas biškutį pajudėti ir nuvaryti į klubasą. Eik, ne, tai varom į klubą patūsim. Nu ką tai to klubą, taigi pasakai, kas jau buvo naktį. Taigi, aną kartą, aš sakau, kad tu keitiesi, aš tu paminiu negatyvius dalykus, bet tai yra kaip pavyzdys, kad judėjimas į priekį yra. Davai. Davai, varom į klubą. Nu, seniai, kaip seniais gerais laikais, padarysim naujais laikais. Nu, už draugystę. Sakai? Taip, tik blema, nu darželio geriausi draugai. Nu gerai, važiuojam. Važiuojam. Alio? Labas, čia Haris kalba. Labas, taip. Čia Godas skambina. O, sveika. Aš noriu paklausti, kas ten nutiko ant to tilto? Kodėl neužšokai? Kad žinok, nelabai norėčiau apie tai kalbėti. Nu jo, suprantu. Ne telefonu tokie pokalbiai. Gal norėtum susitikti? Kalbėti apie tai. Jei nenori, tai galime apie kažką kitą pakalbėti. Ką manai? Ne, viskas gerai. Tikrai norėčiau susitikti. Labas. Kaip sekasi?
sekasi? Gerai, nieko ypatingo, dirbu tiesiog viskas. Kaip tai nieko ypatingo? Tik tiek laiko praėjo. O tai kur tu dirbi? Dirbu tai vieno įmonėje, vadybininku. Bet kaip ir sakiau, nieko ypatingo. O tu kaip? Aš tai mokaus, laisvu metu dirbu registratūroj. Žinau, bet to keista buvo tave tenai sutikti. Man irgi kažkaip nesitikėjau tave ten pamatyti. Jo, toks pasikeitęs, nepažinau, ne. Visai kitokį prisimenu. Tikiuosi iš gerosios pusės. Žinoma, tik iš geros. Tačiau vaikystėje aš apie tave kitaip galvodavau. O kaip galvoji? Na, tarkim, aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad sutiksiu tave pildantį šuolininko sutartį. Tu kaip buvai mažas, bijoji aukščio. Iš kur žinai? Pavyzdžiui, aš lapėdavau po medžius, kai buvau maža, o tu niekada nelipdavai. Tu sakydavai, kad tau neįdomu. Tu visą laiką būdavai apačioje, aš tau mėtydavau obuolius, tas valgydavai ir klausdavai, kad aš nulipsiu. Pameni? Jo. Arba, pavyzdžiui, kai mes su draugais lipdavom ant stogo, tu visą laiką rasdavai kažkokių reikalų apačioje. Nežinau, buvai keistas. Niekada niekam nesakėjai, dėl ko būni vienas. Ir aš tada tiesiog pagalvojau, kad gal tu bijai aukščio. Tu pagalvojai? Ne. Iš tikrųjų, aš paklausiu tavo mamos. O to kaip jinai gyvena? Gerai. Vis dar tam pat? Taip, kaip tik. Šią savaitę grįžau aplankyti. O tu dažnai grįžti pas tavus? Nelabai, paskutinį kartą buvau prieš 5 metus. O tai kodėl būtent dabar grįžai? Nes patekau į avariją ir turėjau pasiimti atostogų poilsiaką. Patekai į avariją? Taip. Avarija. Stumėjo mane keistis ir, žinai, buvo viskas atsibodė, kad visi mane laikė nevykėliu, supranti. Ir kad kažkokiu netekšą ir... Bet, žinai, grįžau pas tėvus į namus ir radau tokią užrašų knygutę ir ten buvau susirašęs punktus, kuriuos žadu kažkada padaryti, bet tada, kai rašiau, neįsivaizdavau, kad galėčiau įvykti. Ir ten buvo šuolis nuo tilto, ne? Taip. Dabar viskas aiškiau. Bet tu vis dėlto nenušokai, ne? Ne. Kodėl? Nes kai buvau apsikarstęs visais tais diržais ir pasižiūrėjau per tiltą į apačią ir man rankos va taip padrebėjo. Žinai, ką supratau? Kad joks šuolis, niekas manęs nepakeis, kokį su niekas. Tu negali taip visko mesti. Tu esi nuostabus vien todėl, kad išdrįsai. Gal tu, aš nežinau, gal tu pats to nematai, bet tu labai pasikeitai. Tas senasis Haris tai tikrai nebūtų atsistojęs ant to tilto, apsikarstęs tais diržais, juolab nušokęs. Palauk. Man atrodo, aš prisimenu tą knygutę. Čia ta pati, kur aš tau padovanojau, ne? Bet tu niekada nepasakojai man, ką tu tam rašai. Nes vienas punktas buvo su tam susiję. O kas tiksliai ten buvo parašyti? Norėjau tave vesti. Aš tau patikau? Aš maniau, kad tau nepatinka su manim būti. Niekad neišdrįsau to parodyti. Dabar išdrįsau. Aš noriu, kad tu tai padarytum. Tu tave vešiu? Ne! Aš noriu, kad tu nušoktum. Hari, tu niekada nesakyk, kad tu negali. Aš noriu, kad tu tai padarytum.
Viskas kažkaip pasikeitė. Nežinau, kaip tai supratau, bet dabar man atrodė, kad niekada nieko iš tiesų ir nebijojau. Retai pasitaiko proga stovėti ant tilto ir prieš šuolį jaustis laimingam, nebežiūrėti į savo praeitį, nekartoti tų pačių klaidų. Manau, kad tą akimirką pasaulis mane girdėjo. Pagaliau aš laimingas. You say you wanna come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it work this time. We have let go of our doubts. Let's make it